Nelengvus laikus išgyvenantis Lietuvos pienininkystės sektorius regis turi visai neblogų šansų vėl atsigauti, o gal net ir susigrąžinti prarastas pozicijas tarp kitų žemės ūkio produkcijos gamybos sričių. Per keletą pastarųjų metų gerokai sumažėjus melžiamų karvių skaičiui, Lietuvos pieno ūkių skatinimo priemonės buvo įtrauktos net į dabartinės vyriausybės programą. Nors pieno sektoriaus mažėjimui nemažą įtaką turėjo geri pastarųjų metų grūdų derliai, specialistai ir patys žemdirbiai sutarė, kad labiausiai augimą paskatintų stabilios, nuolatinės pajamas garantuojančios pieno supirkimo kainos. Pieno kainų, kaip žinom, Lietuvoje veikia rinkos ekonomika, mes tikrai nenustatysim, bet pastoviai tiesiog laikom pulsą, tiek ministras, tiek pats šnekam ne tik tai su pieno gamintojais, mūsų didžiaisiais partneriais Žemės ūkio rūmais. Šiemet išties pavyko pasiekti, kad kainos bent jau nekristų, nes, kaip žinom, visą laiką pavasarį išvedus į ganyklas karves, kaip taisyklė, pieno kainos krenta. Tai šiais metais išties to neatsitiko. Nors bendras pieninių galvijų skaičius sumažėjo beveik penktadaliu, bendras šalyje primelžiamo pieno kiekis beveik nepakito. Visa tai pasiekta padidėjusio pieno ūkių produktyvumo sąskaita. Kita vertus, pieno sektoriaus augimas siejamas ir su augančia pačiuose ūkiuose perdirbto pieno bei jo produktų paklausa. Tokį pieno perdirbimą skatina ir Lietuvos žemės ūkio ministerija, o rudenį smulkiuosius pieno perdirbėjus turėtų pasiekti 60 milijonų litų kaimo plėtros fondo paramos. Nacionalinė parama lygiai taip pat prisideda tiek prie tiesioginių išmokų, tiek prie investicinių, nes, kaip žinom, 75% paramos ateina iš ES, 25% iš nacionalinių. Tai mes nacionalinės, kad neblaškyti lėšų, nekur dar atskirų programų, būtent sudedam kartu su europinėm lėšom, tam, kad gautųsi sinergija, didesnė suma, tam, kad žmonės, kurie užsiima šitas sritim, investuoja, galėtų nusipirkti tiek ir mėšlo šalinimo įrangą, šėrimo įrangą, melžimo aparatus, ar ten robotas bus. Tai yra investicinė priemonė. Paraiškos pagal šią priemonę buvo renkamos ir pernai, todėl šiemet numatomas dar didesnis pareiškėjų aktyvumas. Kol kas numatyta, kad parama galės būti naudojama tik tiesiogiai su pieno gamyba susijusioms išlaidoms dalinai padengti. Tačiau svarstoma galimybė leisti patiems smulkiausiems pieno gamintojams įsigyti mažo galingumo traktorių ar kitos tiesiogiai su pieno perdirbimu nesusijusios žemės ūkio technikos.